ką orientuotos pirmosios treniruotės salėje, dabar savaitę jau dirbate, ką jos orientuotas, gynyba, puolimas, kažką šlifuoja? Ne pirmosios treniruotės salėje. Pirmos treniruotės salėje buvo Druskininkas, jau Druskininkas. Mes pakeitėm dislokacijos vietą, sakysim. O treniruotės intensyvės, taip pat dirbam taip kaip ir savo kondicijai, tai keičiasi režimai energetiniai. O kas liečia taktiką, tai mes dirbam tiek puolimui, tiek gynybai. Daugiau Druskininkuose buvo mokymas, čia yra daugiau tobulinimas. Pridedam greičių, atlikimų detalių, šlifavimas, taip toliau. Treneri, kalbant apie greitį, gal teko girdėti, kad Venesuelos rinktinės techninis direktorius pasakė, jog lietuviai neprilygsta Venesuelos komandai greičiu. Tai gal, ar jūs reaguojate tokius pareiškimus, gal iš tikrųjų to greičio trūksta, ar kaip čia, ar gal čia tiesiog yra pasakymas? Pažaisime, pamatysim, kaip man reaguoti. Ką, atsakomai reikia pasakyti. Ne, mes prilygstame. Aš manau, kad reikia įrodinėti, prilygsti ar neprilygsti greičio aikštelį. Ir daug dievė, kad lietuviams neprilygstų mąstymė ir geram krepšinį. Per pirmą savaitę kažkas iš žaidėjų nustebino, kažko išsireiškė? Nustebino vyrai gerų darbų ir pastangų. Visų pirma, visi, neturiu ką įskaityti. O visa kita, nu, sakysim, gal labai nenustebino, bet mane gal ir nėra taip paprasta ir nustebino. O naujokai kokį įspūdį padėtų? Gerą, dirba, nori. Aišku, naujos sistemos, nauji reikalavimai, ne viskas jiems gaunasi, ne viską jie taip greit įsisavino, bet jie labai stengiasi nenusileisti ir kaunasi ir sudaro tokią gerą konkurenciją, sakysim, to, ką aš jau norėčiau. Treneri, kiek žmonių vežtės į Hjustoną? 15. Kada Donato Motiejūno likimas paaiškės? Ar teko skambintis gal po čempionato? Gal sveikina su Lenkijos čempionų titulu? Nepaskambinau, kol kas nekalbėjau, todėl kad į seriją nelauktai pasidarė tokia komplikuota ir ilga. Dėl likimo labai nenoriu įsiplėsti detalės, todėl kad buvo ten dėrybos ir federacijos atstovai, kalbėjausi, ne su pačiu Donatu, bet su žmonėms, sakysim, kurie atstovauja Donatą. Ir ten bandė ieškoti tų, sakysim, kažkokių tai sprendimų. Ir tik žinau, kad turėtų susitikti, galbūt ten susitikimai su pačiu Donatu. Ir aš pamagysiu paskambinti ten ir tada galbūt ir daugiau pasakysim, kaip ten viskas krypsta. Nenoriu šnekėti iš anksto, kad paskui nebūčiau kaip ir prišnekėjęs kažko tai ir nepatikrintos informacijos. Šiaip tiek galbūt šiai dienai. Gal darome trenerių dar klausimą, ar nėra, tikiuosi, kad nėra, bet kaip dėl mikrotraumų, gal kažkaip nieko nėra, kol kas nėra pavojų? Dėl sveikatos? Žinote, krepšininkai yra vlamai sportininkai, tokia yra dalia, yra proceso dalis. Mažos traumelės, sumušimai, patempimai, tai mes tokių, kai ir yra, mes sakome, kad jų nėra. Todėl, kad yra toksai darbas, ten mūsų medicinos personalas dirba gerai ir šiai dienai tokių traumų, kurios trukdytų krepšininkams išeiti ir treniruotis, nėra. Kada vien salė dirbsi, ar dar eisi po Turbūt jau lauke nėra, bet mes salėje irgi atliekame, kaip pasakyta, kondiciją arba fizinį pasiruošimą perkeliam į salę, todėl kad žaisime vis daug po salę. O šiaip pasirinkimas visas pagal planą, ar jau jaučiat, kad to laiko gali trūkti kažkas? Tai žinau, kad to laiko niekad nebūna per daug ir kaip visada tiems kaip studentų trūksta vienos nakties, tai mums irgi gerai būtų dar, bet kol kas eina viskas pagal planą. Tikrai Druskininkuose padirbėjom gerai, daug padarėme, daug išmokome. Dar liko, sakyti, irgi dar norim dar kažką tai pakoreguoti, pridėti, dar nelėtėm, sakysim, tiek zoninės gynybos, tiek puolimų prieš zoninę gynybą. Tokių specialių situacijų galbūt. Reikia padaryti, bet tą pagrindinį tokį rėmas yra.
Galima dar paskutinį klausimą. Ispanijos treneris futbolo rinktinės uždraudė Facebook'u naudotis. Gal ir jūs kažką taikysit panašaus? Aš galėčiau, tai aš iš tikrųjų skaityti turbūt, bet ką daryti, mes demokratiškai gyvename.